Tai kviečiu visus arčiau, aišku, jeigu patogiau ten pavėsiukė, tai būkite ten, tikiu, kad girdėsite. Kalbėsime, kaip jau ir minėjau, apie energetiką ir nepriklausomybę. Ar esame tikrai tokie nepriklausomi, kaip įsivaizduojame, tiek mes kaip valstybė, tiek verslas, tiek mes, kiekvienas kaip žmogus, ar tikrai turime pasirinkimus ir juos galima daryti kiekvieną dieną. Taigi čia į sceną pasikalbėti būtent šią temą. Šiame Iltės organizuojama renginyje diskusijoje noriu pakviesti energetikos viceministrą Airidą Daukšą, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje patarėją ekonomikos klausimais Liną Vatėnaitę, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių Antaną Bertulį, ar Bertulį nepaklausiu? Bertulį. Bartulį. Supratau. Nes man visada dilema, aš kaip žemaitė, tai man norisi visą laiką sakyti, tai prieki visada tą kirtį. Prašau, prisijunkite, ponė Antanai. Ir taip pat kviečiu Iltės vyriausiąją ekonomistę Jonę Kalindienę ir Green Genius vadovą Ruslaną Sklepovič. Prašau, prisijunkite. Taip, gal pradžioj norėčiau ir pradėti, nors turiu tokį intriguojantį klausimą viceministrui, bet pasiliksiu intrigą vėliau. Noriu pradėti galbūt tokiu platesniu klausimu ir ne tik vienam žmogui, bet tiesiog, kad pasvarstytumėte, ar ne, ar mes jau esame kaip valstybė viską padarę, kad tikrai būtume nepriklausomi energetinė prasme. Ir nepradėkime gal nuo jūsų, viceministrė, bet norėčiau, kad ir kiti papildytumėte, jeigu turite ko papildyti. Vienas. O, gerai. Tai sveiki, tikrai džiugu matyti, kad festivalyje turime vietos ir energetikai, kuri šiandien tikrai yra labai svarbi mūsų visuomenės dalis. Na, o kalbant apie tą nepriklausomybę, tai aš sakyčiau, kad taip, plačiaja prasme mes tikrai esame nepriklausomi ir kai kalbam apie energetinę nepriklausomybę, tai turbūt galima pasižiūrėti taip iš dviejų pusių tą nepriklausomybę. Tai pirmiausiai turbūt iš kiekvieno asmens, iš kiekvieno individualaus asmens požiūrio ir jau platesnio to požiūrio iš visos valstybės ir visuomenės pusės. Tai jeigu kalbėtume apie kiekvieną individualų asmenį, tai šiandieną kiekvienas asmuo su valstybės pagalba, su energetikos ministerijos inicijuotomis paramos priemonėmis gali pilnai iš esmės apsirūpinti visą reikiamą energiją. Tai tu pasinaudojęs parama gali pasistatyti saulės elektrinę, gali pasistatyti kaupiklį, gali pasistatyti elektromobilio įkrovimo stotelę, šilumos siurblį. Tik tos paramos labai greit nelieka, ar ne? Tam tikrais atvejais taip. Kaupiklių parama tikrai greitai išgraibstė, matom didelį susidomėjimą ir faktas, kad turbūt ne pabaiga, kur parama bus skiriama. Tai, kaip sakau, pasinaudojęs tą paramą, tu gali susikurti visą infrastruktūrą, kur apsirūpintum nuo A iki Z būtent savo tą energetinę nepriklausomybę. Tai iš individualaus asmens pusės manau, kad tikrai galime sakyti, kad gali pasinaudoti visi tą nepriklausomybę, ar visi pasinaudoja, tai čia gal kitas klausimas, bet tos galimybės tikrai yra. Na, o kalbant apie visą valstybę, jau apie platesnį mastą, tai pirmiausia, energetinė nepriklausomybė mes turbūt siejame su nepriklausomybė nuo Rusijos ar kitų mums priešiškų šalių, tai pavadinkim. Tai Lietuva viena pirmųjų Europoje, kuri šiai dienai yra atsisakiusi bet kokių energijos išteklių importo iš Rusijos, tai mes šiai dienai nebeperkam nei elektros, nei naftos, nei gamtinių dujų ir apsirūpiname kitais šaltiniais. Taip pat irgi šiais metais atsijungėme nuo to BRELL vadinamojo žiedo, nuo Rusijos valdomo tinklo, kur irgi, kaip sakom, nukirpom tą paskutinę giją mūsų siejusią su Rusija. Tai vėlgi, kaip sakau, ta nepriklausomybė, jinai, kaip mes ją suprantam standartiškai, turbūt yra jau pasiekta, bet visada gali padaryti dar daugiau, dar geriau ir tapti dar labiau nepriklausomas. Tai mes kaip šalis dar šiai dienai nepasigaminam visos tiek elektros energijos, tiek kitos energijos, kuri mums reikalinga, vis dar šiek tiek importuojame jos, bet jau 28 metais tikimės, kad visų metų perspektyvoje vien iš atsinaujinančių energijos išteklių mes pasigaminsime 100 ir daugiau procentų viso mūsų šalies poreikio. Tai tikrai tikimės, kad už kelių metų jau tapsime pilnai elektros energiją eksportuojančią šalimi. Ar pritarite, Ruslanai?
aš ne politikas. Ne, iš tikrųjų, ta prasme, taip, labai daug padaryta Lietuvoje. Taip, alio, girdit mane? Taip, girdėsiu. Aš galiu garsiau kalbėti. Taip. Tai iš principo Lietuvoje tikrai daug, iš esmės, ką mums reikia dekarbonizuoti, ne? Tai yra tokie 3 sektoriai, jeigu tai supaprastinti, tai yra elektros sektorius, kaip ministras sakė, ten iš esmės darbas jau padarytas, jau dabar, kaip matote, yra kainos elektros kartais būna nulinės, ką rodo, kad gamybos yra daug daugiau negu paklausos. Reikia baterijų, tam tikrų sprendimų, bet elektros sektorius iš esmės yra dan. Ten yra dar klausimų, kam dar tą generaciją vystyti, bet čia atskira istorija. Tada yra centralizuotas šildymas. Centralizuotas šildymą Lietuva dar jau apie 8-5% maždaug ant biokuro. Tai irgi ten dujų yra atsisakyta, arba jos neįsmingai naudojamos, nežinau, balansavimą. Tada yra LNG terminalas. Ta likučių dujų mes galim pirkti iš bet kurios šalies. Tai irgi buvo labai svarbus projektas. Vienintelis sektorius, kuris mažiausiai ir kur mes dar turim didelę priklausomybę nuo užsienio, tai yra transporto sektorius. Ir transporto sektorius energijos suvartojimas didžiausias. Bet taip įsivaizduoti elektros sektoriuje arba centralizuotam šildyme apie 10 teravatvalandžių, 10 vienetų, transporto sektoriuje 25. Turite omeny naftos gamybą, ar ne? Naftos yra 2,5 didesnis suvartojimas ir ten ta atsinaujančia dalis dar labai labai menka. Tai dabar iš pagrindinis prioritetas turėtų būti, jeigu iš tikrųjų norim būti nepriklausomi, tai transporto sektorius. Ir transporto sektorius galime dekarbonizuoti 2 būdais - elektrą. Vėlgi, tada padidini Lietuvos gamybą ir elektrą, arba ten biometanas, vandenilio išvestinis priemonės. Čia sunkus transportas. Sunkus transportas, baterijos per sunkios. Ir dabartinių technologijų, tai iš esmės transporto dekarbonizacija, aš manau, yra pagrindinis sekančių kokių ten 10-15 metų iššūkis. Jone, gal jūs pridurtumėt? Pasidalinsite? Aha. Net pamiršau per tą mikrofoną, ką čia norėjau pasakyti. Tai gal 2 dalykus reaguojant į ką pasakė viceministras. Dėl gyventojų aš sutinku, kad tie, kurie turi pajamų ir gali užsitikrinti savo ganėtinai pigę elektros energiją ir ne tik elektros energiją, bet vis tiek energetinis skurdas Lietuvoje yra vienas didžiausių. Vakar tikrinausi statistiką, mes esam antri Europos Sąjungoje. Virš 20% gyventojų sako, kad jie negali sau leisti gyventi pakankamom arba tinkamom sąlygom namie. Tai ta dalis, kaip ir tai energetinis prieinamumas, pigumas, nepriklausomybė yra su tuo susijusi. Kad net ir pasinaudoti tomis priemonėmis reikia vis tiek ir savų investicijų, negauni 100% visko. Žinoma, vis tiek turi savo įdėti indėlį, galų gale, nestatys elektrinės, jei neturi gyvenamojo būsto, ne? Tai ir apie tai reikia pagalvoti, o tas, kas nuomoja, nebūtinai rūpinasi, kad nuomininkas galėtų ten pigiau, ne, kažkaip gyventi. Tai tie socialiai jautrus gyventojų grupė yra svarbus. Aš ir pensinio amžiaus gyventojus įtraukčiau ir kuriam gal net ir išmanimo trūksta, kas tai yra, o antra, ir jų jau likęs gyventi laikas kartais yra toks netikras, ne, kad pasimti paskolą 5 ten kokie metam jau irgi atrodo rizikinga. Tai šitas momentas. Ir ar suteiktų paskolą dar klausimas, jeigu jau esi solidaus amžiaus, čia irgi niuansas yra. Čia kitas klausimas, kadangi Iltė dirba iš esmės su verslu ir su įmonėm, o ne su tiesiogiai gyventojais, tai nenoriu spekuliuoti ir sakyti. Ir antrasis, kas liečia visos Lietuvos energetinę nepriklausomybę, turbūt mes jeigu šiaip siekti tokio visiškai izoliuoto veikimo mūsų energetinės sistemos, tai turbūt tai yra net neįmanoma. Ne? Mes esam per maži, energetikos sistema vis tiek yra globalesnė ir didesnė, mes esam bendriniam, didesniam energetiniam rate. Ir klausimas, ar aplamai verta to siekti, ne? Nes tai bus labai brangu ir bus neefektyvu. Bet šiaip, pavyzdžiui, tokia, pasvarstykime, ar ne, ar apskritai įmanoma būtų, Ruslanai, gal ir jūs gali pakomentuoti, kad Lietuva gamintų energiją tik tai savo, kad užsisuktų, įsivaizduojam, užsidarom, ir ar apskritai įmanoma? Žiūrėkite, jūs žinote, yra tokia šalis Europos Sąjungoje Malta. Čia yra Aišku, sala. Ten elektra yra.
Ko gero. Tai kažkaip, Bet jie saulės turi, bet kiek visus metus. Tai esat buvę, irgi ten elektra yra, tai tarsi, aiškiai manoma. Ne, aš suprantu, bet tiesiog su dabartinė infrastruktūra ir mūsų galimybėmis. Tiesiog aš suprantu, kad apskritai bet koks planas yra įmanomas, ar ne? Ypač jeigu kritiniu atveju, ar ne? Na, nežinau, mūsų uždaro, užpuola dar kažkas. Baltijos šalių yra unikali situacija, nes tokio santykio, aš dabar sudėtingai pasakysiu, nes paprastai net neišeina. Kiek mes elektros galim per jungtis, nes Baltijos šalis sujungtos iš esmės per kelias jungtis. Viena jungtis Lietuvos su Švedijos 4 zona, su Švedijos pietumis. Ne? Ir tada per Estiją mes 1 gigavato kabelius su Suomija sujungti. Į Lenkiją kol kas tas kabelis labiau naudojamas kitiem tikslam, ten 300 MW. Bet per šitos kabelius Baltijos šalis praktiškai visą elektrą gali importuoti. Ne? Kito tokio atvejo ES nėra, nes dažniausiai yra kabelių santykis su generuojama galia nepakankamas. Pavyzdžiui, Lenkijoje, ta pati Ispanija, su Portugalija, jie ten turi jungti. Ne? Tai iš esmės Lietuva yra labai stipriai integruota su Skandinavija. Tai ten kažkokios rizikos negauti elektros nėra, jūs teisingai sakot. Ar visą ten būtina iki to paskutinio procentų, nes gali būti, kad tai paskutiniai 2 procentai jų yra sisteminiai kaštai tokie, kad tu paprašiau iš Norvegų, nes tuo metu vėjas neapačia, saulė nešviečia, bet Norvegijoje hidro dirba, tai mes galim labai paprastai, arba Suomijoje ta pati branduolinė, tai tu gali importuoti tą elektrą, nėra problemos. Ką sako ministras, tikslas yra pagaminti 100% ne kiekvieną valandą, o metinę išraišką. Ne, kad jeigu mes suvartojam 10 vienetų per metus, tai reiškia bus, kada pas mus daug saulės vėjo mes duodam kaimynams, ne, kada pas mus trūksta iš jų importuojama. Ne. Tai pirmas tikslas yra metinė išraiška uždengta. Ne. Ar verta kiekvieną valandą pasigaminti turint tokios jungtis, tai būtų neracionaliai brangu. Norite pridurti, viceministrė? Jo, labai trumpa reakcija, jeigu galima irgi, kas nuskambėjo dėl fizinių asmenų ir galimybių pasistatyti ten saulės elektrinės kaupimų įrenginius ir panašiai. Tai visi gal turim tokį įsivaizdavimą, kad saulės elektrinės gali pasistatyti tik tie, kurie turi pinigų, tie, kurie gyvena namuose, turi ten kiemą didžiulį ar ten stogą didžiulį ir panašiai. Bet iš tikrųjų šiai dienai kiekvienas asmuo, netgi gyvenantis bute, bet kurioje Lietuvos vietoje jis gali nusipirkti nutolusią saulės elektrinę, taip pat lygiai sėkmingai gauti ir valstybės paramą nepasistatyti, bet nusipirkti dalį tos saulės elektrinės iš to nutolusio parko ir tapti tos dalies bendrasavininkiu. Tai reiškia, aš pats gyvendamas bute, niekaip neteršdamas ar tai savo fasado, ar tai balkono, ar tai nelipdamas ant buto stogo, galiu pasistatyti tą saulės elektrinę ir puikiai apsirūpinti elektros energiją. Juo labiau, kad tie asmenys, kurie gyvena butuose, jų vartojimas įprastai yra labai mažas, lyginant su tais, kurie gyvena namuose. Jie neturi nei šilumos siurblių, su elektromobiliais turbūt irgi mažai gyvenančių butuose palyginus, tai ten kalbam turbūt apie 1 kilovatų, kurie yra reikalingi butuose, tai mes čia kalbam, tikrai ne apie 1000 ar 10 000 investiciją, čia kalbam apie 100 ir galbūt ten 1,5. Tai tikrai ta nepriklausomybė ar galimybė tapti nepriklausomu bent šitoj daly, manau, kad jinai tikrai yra puikiai išvystyta ir galimybių pasinaudoti tikrai yra. Matau, Lina nori įsijungti, mes prieš tai kalbėjom, tai turbūt pratęsit, ar ne? Sveiki, publika. Iš tikrųjų, labai jau daug buvo pasakyta ir jau labai daug susikaupė tų remarkų, tai aš visų dabar negaliu išsakyti, gal kažkokiu momentu diskusijos metu, bet aš labiausiai norėjau gal dabar netgi ne kaip Europos komisijos atstovė čia, kuri pagrindėti jo gal kalbėti apie finansavimą ir bendrus tikslus elektrifikacijos ir tos žaliosios pertvarkos, bet aš galiu pasakyti kaip nuomininkė, pats keiščiausias dalykas, ar ne, irgi galvotum nuomininkė, tai jau visiškai priklausoma esi nuo nuomotojo, tačiau aš irgi padariau tą žingsnį, ir pasakiau nuomotojui, kad reikia įsigyti kažkiek tai kilovatų iš nutolusios elektrinės. Ir ta investicija tikrai buvo nedidelė, mes pasidalinom tą investiciją, aš žinau, kad aš gyvensiu kažkiek tai metų ir labai maloniai apva kažkiek tam pakomentavo, aš tikiuosi tam savininkui, nes jis turi išpildyti paraišką. Bet tikrai buvo toks iškilęs klausimas, ką daryti, kai esi nuomininkas, ar gali naudotis šitokią situaciją ir iš tikrųjų gali. Ir tai yra tikrai nedidelė
nedidelė investicija, bet kuri atsiperka labai greitai, jūs tikriausiai irgi žinosite, labai greitai atsiperka, o paskui 28, čia jau reklamaina, 28-30 metų gali turėti nemokamą elektros energiją, nemokamą, tai yra neįtikėtina, kažkokiais nedidelis dar kaštas, mažytis printas apačioj. O dėl energijos efektyvumo, vėlgi pasidomėjau truputį skaičiais, nes vėlgi tiek iš RRF, to NextGen EU lėšų ES, tiek ir valstybė pati remia pastatų renovaciją, todėl kad įdomus skaičius, man atrodo publikai gal visai įdomu, man buvo įdomu sužinoti, 80% energijos Lietuvoje yra naudojama pastatų šildymui ir vėsinimui. 80% energijos pašiltyti ir pavėsinti. Bet ar jūs tai stebina? Mesgi gyvenam žiemą visus metus. Mane stebina, nes aš nežinojau. gal jūsų nestebina. Čia vasara toks bliksnis, žinot, prabėga 2 savaitės ir vėl atgal. Taip, bet tiesiog įdomus fun fact, apie kurį tu gali iš tikrųjų visą strategiją jau formuoti ir kalbant apie renovaciją pastatų, nes tada energetinis efektyvumas įgauna labai rimtą prasme. Energetinis efektyvumas tampa centriniu klausimu, apie kurį tu visą savo energetinę strategiją gali statyti, ar ne? Irgi matome, jūs kalbėjote apie paskolas, tai dažniausiai, aišku, tas pensininkas pats asmeniškai paskolos kaip ir neima, yra ir tarpininkų įvairių. Ir kas labai įdomu, aš pasižiūrėjau, kaip tai vyksta tas procesas, šitai diskusijai labai malonu. Visi išeisime wiser iš tos diskusijos, kad paėmus paskolą ir apšiltinus pastatą daugiabutį, tavo šildymo sąskaitos vis tiek sumažėja labai stipriai ir realiai tą, ką atiduodi bankui paskui, tiesiog kompensuoja tą, žodžiu, sumažėjusią sąskaitą iki tos pačios ribos praktiškai, kur tu kasmet mokėjai už tą šildymą. Ir kas gaunasi, kad po tam tikrų metų, kelių metukų išmoka bendruomenė, bendryje tą paskolą ir labai stipriai sumažėja šildymo kainos. Tai realiai tu gyveni kaip gyvenai, moki už šildymą tiek pat, kiek moki, o po kelių metų pradedi labai stipriai mokėti mažiau. Ir tai, aišku, paskui jau prasideda ir klimato kaitos kontekstas ir panašiai. Tai tikrai verta apie tai pagalvoti. Todėl mano bottom line, jau čia baigiu, nes jau gavau mikrofoną, tai jau gal ir nebus pabaigos. Jau baigiu. Mano supratimu, kad didelė dalimis šiek tiek per mažai gal tos informacijos žmonėm. Kas atsitiko? Važiuojam toliau, viskas bus sutvarkyta. Gamtos stichijos suvaldomos. Mano supratimu ir pati kaip vartotojas, man atrodo, reikia vis dar daugiau edukacijos, dar daugiau informacijos. Čia ir, aišku, ir apvos reikalas, ir ministerijos reikalas, ir tų pačių paslaugų tiekėjų reikalas, kuo geriau informuoti žmonės, kaip jiem yra naudinga, kaip jie sutaupys, kad pradžioj niekas nesikeis, o po to mokėsi daug mažiau ir, aišku, klimatos kaitos ir energetinės nepriklausomybės bonusai kartu. Tai dabar ir prieėmė prie to žmogaus. Tai noriu kreiptis į poną Antaną, nes mes galime svarstyti labai, kalbėti, kaip viskas yra paprasta, ar ne? Susirasti, sužinoti, padaryti, pasimti paskolą, bet net ir renkantis tiekėją, tu tiesiog nežinau, kokį čia gražų žodį, pavargsti nuo tų lentelių, lyginimų, nes jau atrodo susiradai jau. Ir yra kokia nors smulki ten žvaigždutė, kur ten vėl kažkoks niuansėlis ir to lentelė vėl griūva. Tai aš, kai visada prisėdu prie to lyginimo, aš galvoju, tai kiek žmonių gali tam skirti laiko, kiek žmonių gali, turėti tų intelektinių žinių ir tos motyvacijos tiek vargti. Jie tiesiog nori paprastai, kad jiem pasakytų, šitas arba šitas, viskas renkuosi, nupiešti kažkokią ten plius minus metai ar ne, brangs, nebrangs, arba, tarkime, pensininkui žmogui, kuriam yra 85, jam tas, kad atsipirks per 20 metų, supranta, tikrai jam neaktualu, nebent jis galvos apie savo vaikus ir anūkus, kurie perims tą būstą ir taip toliau. Tai dėl to ir noriu kreiptis į jūs, Antanai, nes jūs turbūt esate vis tiek iš regiono, iš tų kuklesnių pajamų žmonių ar ne rato, kur gal ir sudėtingiau, ir žmonės ir sudėtingiau į tą temą įvesti. Papasakokite, kokia jūsų situacija, ką jūs matote, ką jūsų žmonės masto apie tai. Jūs uždavėt, ir girdisi, jūs uždavėt jau antrą klausimą, bet aš norėčiau dar prisidėti prie pirmo klausimo atsakymų ir pailiustruoti tą mūsų diskusijos dalį apie Lietuvos energetinę nepriklausomybę, tiesiog skaičiais, iš kurių mes aiškiau suprasime, kokią mes šiandien situaciją turime. Tai pirmas dalykas, bendra įrengta elektrinių galia šiandien Lietuvoje yra virš 7,5 gigavato. Yra instaliuota galia, iš kurios saulė ir vėjas jau turi virš 3 gigavatų.
Tai, kas padaryta su saulės ir vėju, jau yra daug ir tie procesai tęsiasi ir tie skaičiai be abejo, jau didins elektros šitos saulės ir vėjo instaliuotos galios lyginant su visa gale. Tai vieni skaičiai. Kiti skaičiai, kuriuos noriu atkreipti dėmesį, viešai yra prieinama informacija. Tai labai gražiai iliustruoja, o kiekgi mes su šita instaliuota gale tenkinam savo poreikį. Irgi iš viešai prieinamos informacijos per šių metų sausio Liepos mėnesiais jau mūsų pagaminta elektra iš tų 7,5 gigavatų tenkino 82% Liepos mėnesio poreikio. Visiškai skaičiai atrodo neblogai. Liepos mėnesis, grinai imti, ne 7 mėnesius, o 1, buvo 70%. Vadinasi, 30% mums Liepos mėnesį reikėjo susigraibyti elektros iš kažkur. Čia mes kalbam apie Šiaulių miestą. Ne, mes kalbam apie visą šalį. Visą šalį jūs sakote? Taip. Tai aš sakiau, noriu pailiustruoti pirmo klausimo. Aš tik pasitikslinau, kad žinotume, apie ką kalbam, apie Šiaulius ar apie Lietuvą. Ne, apie visą Lietuvą dar kalbam. Ir kas įdomiausiai, balandžio mėnesį mes turėjome iš mūsų instaliuotos galios 99% poreikio tenkinimą. Tai va, tai yra mėnesiai, kai mes jau beveik nepriklausomi, yra mėnesiai, kad reikia 30%, bet visumoje, jeigu 7 mėnesių imti vidurkį, turim 82%. Tai va, ir kaip kolega sakė, tai iš kur juos paimam? Be abejo, mes nebeimam jų iš mums nedraugiškų šalių, o turim instaliuotą sistemą, kur trūkstamus mes pasimam iš mums draugiškų šalių, jie mums parduoda, mes perkam ir tenkinam savo va šitą poreikį. Tai va, tiek dar būtų papildymo ir iliustracijos mūsų va šitos pirmos klausimo dalies, kiek mes šiandien esame nepriklausomi. Jeigu dabar jūs man leidžiate pradėti tą antrą klausimą, ką mes čia Šiauliuose darom kartu su energetikos ministerija ir dėja vienintelė visoje Lietuvoje, jau tai tikrai noriu pasakyti, dar Ingridės Šimonytės vyriausybės darbo metu, ministras buvo ponas Kreivys, inicijavo ministerija va šitą projektą, kuriame mes dabar esame jau. Ir čia buvo sunku vien dėl to priimti sprendimus, nes sąlygos buvo tikrai tokios sunkokos, bet su kiekvienu išanalizavimu situacijos mes pamatėme, kad šitas projektas turi labai svarbius 2 aspektus, kurie mums leido įsitikinti šito projekto perspektyvumu. Tai pirmas dalykas, ką ir norėjo energetikos ministerija, sumažinti tą energetinę atskirtį mūsų piliečių, kurių tikrai yra. Šiauliuose mes turim socialinės pašalpas gaunančių asmenų 1440, per visą Lietuvą tikrai yra skaičiai didžiuliai, tik tai pritariu kolegiai, taip ta energetinė atskirtis yra. Šitas projektas leidžia šitą mažinti energetinę atskirtį, nes mes priimdami energetikos ministerijos sąlygas 30% pagamintos būsimos saulės elektrinės elektros dovanosime va šitą socialinę energetinę atskirtį turintiem asmenim. Tas lygis 30%, jis yra ribinis, jis jau toks ant tos ribos. Ar mums lygia 70% pagamintos elektros energijos dengs tuos kaštus ir mes galėsim ir tą asociacijos, per kurią visą šitą pardavimą darysim, nesužlugdyti ekonomikos. Tai čia dabar turime ekspertus, konsultantus, su jais dirbame, pozicijas artiname ir sakome, turėtų užtekti. 30% pagamintos dovanojam, su 70% pagaminta elektra mes išsaugome galimybę asociacijai tą sulikusią elektros energiją išlaikyti ir konkurencingai veikti rinkoje. Va čia labai svarbu jau šitoje vietoje. Dar noriu pasitikslinti, kad jūs sakote dovanosite, bet žiūrint iš miesto gyventojų pusės ar ne, nes dažniausiai, kokia sistema yra, kad tie, kas moka
mokesčius, ar ne, padengia tų mokesčius, kurie negali susimokėti. Čia tikrai patikslinsiu, yra atskira sąlyga. Šito projekto sąlyga yra, kad kiekvienas socialinę pašalpą gaunantis asmuo per metus gauna iš mūsų 1000 kWh elektros energijos. Bet tuo pačiu nukrenta našta ir nuo tų, kurie moka, įneša į jūsų savivaldybės. Į mūsų niekas nieko neįneša. Čia mes viską užsidirbsime. Ten Šiauliuose gyvenate. Tai tęsiant va šitą mintį, šitą mintį, jau, nes sąlyga buvo 1000 kWh elektros energijos. Padalinant iš 12 mėnesių gaunasi 83 kWh. Atrodo labai nedaug, bet mes padarėme apklausą mūsų socialinės pašalpas gaunančių asmenų ir sužinojome, tai kiek va čia dabar jie patys vartoja. Deja, jie pasakė, mūsų vartojimas yra 110 kWh per mėnesį. Įsivaizduokit, tik 110 kWh. Mes dengtumėm 83 kWh. Jam jau yra įdomus skaičiai šitoje vietoje. Tai va dėl to tas projektas energetikos ir yra, padarome su šitą sąlygą jau ir sumažinama šitą atskirtį, ir jie jau gauna tą, ką mes siekiame, bet toliau mes grįžtame. Antras aspektas, tai Šiauliai nėra kalėdų senelis ir nedovanoja nieko. Tai mes tada žiūrime, kaip mes suvaldom ekonomiką, mūsų šito likusio 70% pagamintos elektros energijos, kurios turi priimti visą gamybos savikainą, jau kadangi viskas kaštai yra asociacijoje ir jie turi visą šitą priimti jau ir mes paskaičiavome, kiek tas 70% sudaro elektros ir tai leidžia 58 savivaldybės įstaigom jau turėti elektrą iš saulės. Va čia yra šitas labai svarbus ekonominis aspektas, kad mums ta ekonomika, pildant energetikos ministerijos sąlygas, mums dar gaunasi. Dėl to mes ir sakome, mes einame su šituo projektu į priekį jau ir ačiū, turim jau išverto leidimą plėtoti energetikos šitą mūsų sistemą visą ir tokiu būdu jau pilnai pasiruošę, o tam mes turėsim pastatyti elektrinę už 4,8 MW galios, taip pat irgi panašiai už 5 milijonus eurų, tai bus savivaldybės didelis projektas, bet jo nauda bus ir gyventojams, kurie minėjom, 1440 ir 58 savivaldybės įmonėm. Lina, dar noriu papildyti ir eisim prie kitos temos. Labai atsiprašau, bet aš manau labai svarbus klausimas iš tikrųjų, kaip labiau pažeidžiamos grupės galėtų pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikia technologijos. Ir, pavyzdžiui, ES ir Sanglaudos fondas ir NextGenEU, RRF-as, kurį čia aš ir esu atsiusta šiek tiek prižiūrėti. Tai iš principo, toks, sakyčiau, visai legitimus klausimas, kai kuriais atvejais mes dabar esame numatę, manau, NextGenEU 1,440 milijonų žaliai pertvarkai ir nemaža suma pinigų atsinaujinančiai energetikai stimuliuoti ir įvairiems sprendimams ir kaupikliams ir įkrovimo stotelėms. Bet tada klausimas, kai tai tampa jau ekonomiškai protingų sprendimų ir be paramos, gal yra prasminga pradėti mąstyti, kaip tą paramą galbūt nukreipti ten, kurios labiausiai reikia. Nes vėlgi jau tas kelis kilovatus nutolusiame parke gali nusipirkti ir be paramos, jis yra pigesnė ta kilovatvalandė negu prieš 3 ar 5 metus. Ta technologija vystosi, pinga šitos paslaugos, ar tikrai reikia toliau subsidijuoti tai, kas jau ir taip yra ekonomiškai naudinga tiem žmonėm, kurie gali sau leisti ir tą paramą jau nukreipti, matyt, link asmenų, kuriems jau
sudėtingiau arba jie neturi to pradinio įnašo. Bet ar yra taip, kad jau visi poreikiai patenkinti? Nes aš tai tik girdžiu, kad paleido ir pritrūko ir vėl skandalas, vėl žmonės nepatenkinti, nes nespėjo. Klausimas nebūtų, ar tie, kurie bandė spėti ir nespėjo, ar jiems tikrai labai reikalinga ta parama, ar galbūt ta parama reikalingesnė socialiai remtiniems asmenims. Čia toks klausimas, nežinau, gal man iš darbo išmes po šito klausimo. Tikėkime, kad ne. Bet čia tiesiog diskusija tokia. Nieko blogo nekalbam. Mes galime apie tai pagalvoti, ar ne? Mes kalbame iš tikrųjų apie gyvenimą, ar ne? Nes tų visų lozungų ir skambių kalbų mes kalbame. Šiandien šitoj diskusijai norisi pakalbėti iš tikrųjų, o kaip yra iš tikrųjų. Kaip yra, kokia situacija su verslais ir kokia situacija su žmonėmis. Ir net aš, tarkime, dirbdama su verslu, konsultuodama, aš matau jų tokį, nežinau, gal nesakyčiau nusivylimą, bet tokį prigesimą, tokį skeptiškumą dėl tų visų atsinaujinančių šaltinių. Kai kurie taip įsirengia savo saulės ir elektrinės, ir jėgainės, ir visą kitą naudojasi tuo, o kiti, vos tik kokiai krizai, tuo įjungia. Jau žiūrėk, išsitraukia tą dizelinį generatorių ir jau viskas. Nes jiems reikia, kad nesustotų gamyba, nes jiems reikia išlaikyti žmonės, užtikrinti tiekimą, įvairiausių daug klausimų. Tai aš ir galvoju, kiek mes galim to džiaugtis, kad mes čia nepriklausomi ir kiek mes esam apsaugoti nuo tos bet kokios krizės, kuri išpurto tą ir atsiranda tas toks skeptiškumas, tarkime, verslo žmonė tarpe. Tai jeigu aš galėčiau pratęsint kolegės mintį, tai mes pristatėm vieną iš energetikos ministerijos projektų. Jis turi savo reikalavimus, sąlygas, ekonomiką ir šitą energetiškai remiamų žmonių skaičių ir sąlygose ir buvo parašyta. Čia projektas skirtas asmenim, kurie gauna socialinę paramą pagal atitinkamą įstatymą. Į šitą projektą, kaip mes sakom, neįleido daugiau kitų kategorijų gyventojų, kurie irgi galbūt turi įvairią situaciją, sakykime, jau. Antras projektas, ką viceministras sakė, tai yra ta parama, kuri paleista per kompensavimą ir visą kitą, ji yra, taip joje yra problemų tai, kad šito projektu tikrai yra susidomėję, jų pilnai finansavę savo lėšomis, jau ir čia valstybė turėtų labai greitai ir skaidriai skirti papildomus išteklius, kad kompensuoti. Kaip sakyti, energetikos ministerija suviliojo visus naudotis tą paramos instrumentų, bet, kaip sakiau, duodame pinigai po fakto, jau gyventojai pasinaudojo šitą galimybę, patikėjo tuo projektu, jau ir savais pinigais viską tą sutvarkė ir dabar, kai reikia iš valstybės gauti žadėtąją paramą, pats 1 valanda pinigai baigėsi, kai paleidžia. Vėl, kaip sakyti, įeiname, tai skirkim pinigus, uždarykime tuos priviliotus projektus ir viskas. Tai antra parama šitą, kaip turėtų mūsų manių būti. Trečias dalykas, mes savivaldybė buvo irgi viena visiškai gera siūloma parama ir mes pasinaudojom, ant 10 mokyklų pagal tą paramą sustatėm elektrą. Viskas, puikus projektas, rėmimo intensyvumas, man atrodo, tada buvo 85%, bet buvo gyvas, geras projektas, kurį mes iš karto kaip biudžetininkai išnaudojome ir jeigu dar kažkokių panašių formų atsirastų, ne kaip antroji, o šita trečioji, kuri irgi galėtų būti ištransliuota, naudojama, tai čia irgi procesai prasidėtų, bet šito projekto nebeliko, jo atnaujinti nebežada, nors jisai savo esmė tikrai buvo efektyvus. Tai čia viskas ir priklauso. Jeigu valstybė generuoja tam tikrais finansiniais ištekliais, reikia parinkti vienus iš tų modelių, kuriame tas patrauklumas išliktų ir jeigu jį realizuojame, tą patrauklumą, būti sąžiningiem, laiku ir teisingai atsiskaityti su tais gyventojais, kurie patikėjo šito projektu ir investavo pilną savo dalį ir dabar laukia tos paramos dalies. Pone Antanai, gal Jonį norėčiau suteikti žodį apie tą viliotinį ir apie tą, kad viskas kaip gražu, jau suviliojame ir uždarom duris prieš pat nosį. Tai gal čia tada, kadangi sakė, reikia daug reklamuoti, tai pareklamuosiu. Nes sakė, kad reikia kalbėti ir žmonės nežino. Tai gal pirmas toks pasakymas, kad už daugybės finansavimo projektų iš tiesų, ne už, o frontline iš tiesų yra Ilte. Už mūsų jau yra ministerija, Europos komisija ar dar
kiti lėšų šaltiniai. Ir tiek kalbant apie atsinaujinančią energetiką, tiek apie tuos pačius daugiabučius. Tai gal apie tą atsinaujinančią energetiką ir atsinaujinančios energetikos fondą, energetinio efektyvumo fondą. Tai mes šiai dienai, ten yra 900 milijonų eurų. Tai yra beveik milijardas, ne, kuris yra labai tikslingas ir kryptingas. Viena dalis jo yra skirta būtent tom energetiniam bendrijom, galvojant, kaip padėti savivaldai, kaip padėti tom socialiai jautriom grupėm, kaip padėti tam žmogui tapti labiau energetiškai nepriklausomu. Kita dalis yra atsinaujinančiai energetikai kaip po tokiai, elektriniam, kaupikliam, kurie labai dabar ant bangos, taip galima sakyti. Gal mes tik tai labiau tą verslo dalį šitoje vietoje matome negu gyventojų. Ir trečia dalis, kuri turbūt yra prasmingiausia, tai yra energetinis efektyvumas. Mes galim sudėti daug į generaciją, bet vis tiek saulės bateriją pagaminti kainuoja, reikės utilizuoti ir ten vis tiek yra ta našta gamtai ir aplinkai. Bet jeigu mes pagalvojam, kaip tą energiją naudoti prasmingai, kaip jos nešvaistyti, kaip neprarasti jos tiekime, ten koks šildymo vamzdis praeina ir jisai senas ir neefektyvus, kaip turėti efektyvus katilus, kurie irgi maksimaliai būtų išnaudojami, kurie naudotų tą pačią atsinaujinančią ar mažiau taršią energiją. Tai čia turbūt yra didžioji dalis veiklos, kuri galėtų būti, ar kuri yra toliau prasminga labai. Apie daugiabučius pridėsiu, nors neprašė. Tai lygiai tas pats daugiabučių modernizavimo fondas, apie pinigus nesakysiu, nes ten turbūt irgi 100 milijonų mes operuojam, kuris yra vienas irgi turbūt mūsų reikšmingiausių fondų. Ta prasme, kad dėl to energetinio skurdo turim daug dirbti ir nėra taip paprasta jūs edukuota, protinga, finansiškai išsilavinusi, kuri įtikino net nuomotoje, kad reikia kažką daryti. Bet yra daug darbo, pravažiuokim pro Lietuvą, daug daugiabučių yra tokie pat seni ir taip pat apleisti ir neefektyvūs. Tik tiek, kad čia, kadangi ne valstybės sprendimas, o gyventojų sprendimas, tai tikrai yra darbo juos įtikinti. Ruslanai, pridėkite jūs. Aš gal palinksminsiu šiek tiek. Nesąmonė tos energetinės bendrijos. Aš sakiau ir buvusiam ministrui, žiūrėkite, jūs naudojatės, yra nutolusių gaminančių vartotojų schema. Kaip buvo siūloma ir prezidentas domėjosi tais gyventojais, visi prieš negį. Net prezidentas domėjosi, įsivaizduoja? Jo, čia dar tam prieš 22 metais. Kaip galima būtų spręsti? Kodėl nuėjo, kodėl mes į Kauną važiuojam, nežinau, per Rygą, aš nesuprantu. Yra labai faina schema sukurta nutolusio gamintojų. Kiekvienas, jūs sakėt, geras pavyzdys bute, jūs sakėt, suvartojimo gyventojų. Pensinka apie 100 kW. Reikia 1 kW. 1 kW šiandien platformai pilna elektrinių 900 eurų kainuoja. 860 valstybė galėtų šitiem gyventojams kompensuoti 100%. Kaip tai padaryti? Paskelbė savivaldybė konkursą, nupirkt nutolusį parką, paima nes jie turi šildyme kompensaciją gaunančių žmonių sąrašas, gauna paramą iš AFOS ir priskiria gyventojams šitą. Gyventojams nereikia nei domėtis, nei administruoti, jam priskirta. Dabar reikia kurti kažkokią bendryją. Kai tik išgirsta Lietuvos žmogus bendryją, tai jam renovacija. Supranta, kad nieko nebebus. Jam renovacija, jam košmaras, ta prasme, nes, supraskite, aš esu energetika, aš pradžioj buvau susirinkimuose dėl renovacijos su gyventojais. Ten susirinka žmogus pensininkas, kuris turi savo įsitikinius ir ateina koks PhD daktaras. Ir yra daug psichologinių tyrimų. Tada bendra intelektas grupės nusileidžia pagal žemiausią, žinai, yra turgus, žinai, tai man tai yra kašmarai buvo tie sutikimai su gyventojais, žinai. O dar ateina šeima su 3 vaikais, kur vos galą su galu suduria. Kiekvienas turi savo istoriją. Kol renovacijai nepradėjo jo valstybė tiem žmonėm kompensuoti 100%, nes jiem kompensuoja tam pensininkui, jeigu pas jį nepakankamas pajamas, už jį pilnai sukompensuojama suma. Renovacija nejudėjo. Su nutolusiu gaminančių vartotojų nereikia rinkti. Jeigu šitam name daugiabučiam yra 3 būtai žmonėms. Jam paėmė savivaldybė, nupirko elektrinę, jai sukompensavo per ES priemonės, priskyrė tos kilovatus. Nei administruot,
Nei nieko daryti, nei kurti kažkokiu dariniu, nei dar kažko. Bet tai kur problema? Žmonės nežino? Ne, žmonės nežino. Mes visada, nes buvo tokia mada energetinių bendrijų. Tada Europos komisija sako, nepasiteisino. O Lietuva, kaip visada, reikia daryti, darom. Žinai, užsėdom ant bėgių, važiuojam tiesiai. Jo, ir ten reikia, nereikia, žinai. Ten. Taip, Airidai, jūs. Jo, tai čia kadangi energetikos ministerija įvairiuose formatuose linksniuojama, tai ir man turbūt reikia pasisakyti. Nes turiu dar tą intriguojantį klausimą, nepamirškim. Jo, tai labai trumpai. Tai čia mes gal šitam rate besisukantis suprantam, apie ką kalbam. Ta parama, kur minėjot, kad pasibaigė labai greitai, tai čia apie baterijas, apie kaupimo įrenginius kalbėjom, kur tikrai per valandą buvo išgraibstyti pinigai. Bet tikrai su visom paramos priemonėm nėra ta pati situacija. Pavyzdžiui, tai pačiai saulės energetikai, tiem patiem nutolusiam parkam. Nutolusiuose parkuose vis dar turi, man atrodo, lėšų kažkiek, tik tai ant stogų jau pasibaigusi parama, bet iš esmės turėjom aktyvę paramos priemonę viso saulėto sezono metu. Tai realiai asmenys pusę metų, daugiau nei pusę metų galėjo kreiptis ir aplikuotis dėl paramos gavimo. Tai tikrai visi, kurie turėjo interesą, manau, galėjo suspėti ir pasistatyti. Nesakom, kad paramos daugiau nebebus, jie tikrai bus. Tikimės, kad tikrai bus ir saulės elektriniam, ir kaupimo įrenginiam. Tik viskas priklauso, žinoma, nuo sąlygų, ar reikalinga dar lygiai taip pat intensyviai skatinti, kad ir tuos pačius kaupiklius, kurie yra savotiška naujovė, bet dabartinė parama tikrai yra gana dosni ir galima vos... Bet jeigu per valandą neliko, tai akivaizdu, kad reikia. Tai va čia žiūrėkit, ir yra esmė, kad reiškia labai gerą paramos priemonę energetikos ministerija ir sukūrė. Reiškia, yra paklausa rinkoje. Vienas pliusas. Tik tai vat, kur yra minusas, kad per mažai pinigų turbūt tam toj paramos tai priemonė. Kas čia dabar? Priemonė nuostabi, bet pinigų nėra. Tai kaip čia dabar? Ieškosim. Viskas ateina ne iš karto. Pirmiausia, Lina, jūsų ramstis. Priemonės tikrai geras. Tai tikrai kaupimo įrenginiai neliks nuskriausti ir tos paramos tikimės, kad ateityje bus. Dėl sąlygų niekam nieko neprižadam, bet ji tikrai bus. Pinigų bus, nieko nežadam, kad liks, nežadam, kad tikrai užteks. Jo, bet aš visiškai pritariu, pratęsiu jūsų mintį. Jūs įsivaizduokite, ką mes bandom pasiekti energetikui. Parodykite man vieną paslaugą ar prekę, kur 100% žmonių turi. Neturės kiekvienas gyventojų pasaulyje elektrinė. Tai reikia būti realistais. Nėra prekės paslaugos pasaulyje, neegzistuoja. Išskyrus monopolinės, kurios paslaugas, ar tai ne visi turi. O nėra tokios šalies, kur visi gyventojai turi savo elektrinės? Ne? Nei skandinavai, ne? Tai aš tada einu užsiminėti, nes kam tada mes gamintojai reikalingi. Visi patys savo pasigamina elektrą, decentralizuojam sistemą, išsiskirstam. Tai taip nebūna. Žinokit, būkim realistai, dėl to yra natūralus marketingo naujos rinkos prisotinimas. Ir kas sakė energetikos viceministras, rinka jau prisisotina. Jeigu tas pensininkas, jis gali ir pinigų turėti, jis tiesiog nenori. Geras šaktas, sako, aš galiu tiesiog nenorėti. Kodėl aš turiu? Nemato prasmės žmonės. Jo, o mes sakom, bet reikia dar jam, jau nori grūs, žinai. Dėl tų nepritiklių tai visiškai reikia spręsti, bet ten paprastai išsisprendžia, sakė, 1400, tai čia 1,4 MW reikia elektrinės su 100% šitą Šiaulių miestui. Tai ten Panevėžiui 1,4 MW, Utenai megavatą, mes elektrinėms padėjom, buvo priemonė, pastatėm elektrinę mokyklom, jie tarp kitko pirmi, visos mokyklos darželius dar prieš karą pasistatėm, tam per pusę metų savo elektrinį turi, mes kaip grindžinius, laimėjom konkursą pastatėm, o elektrinai visus savo mokyklos darželius aprūpina iš savo parko, kuris stovi ten Elektrėnų mieste. Tai yra tokių iniciatyvų, bet tos nepritiklių žmonės išspręsti paprasta ir ten pinigų daug nereikia. Tik mes viską susimakalojam, o jeigu kiti žmonės yra priemonė ir nenori, nenori jie, reiškia rinka prisisotina, ir ten jau, nes jau dabar atsipirkimas elektrinės 1 metai, jeigu ten, tai nėra kitos kategorijos, jeigu su 1 metu atsipirkimui lietuvis neperka, reiškia rinka prisisotino. O aš galėčiau, gal jūs turėtumėt klausimą tą linkmę, bet aš manau, būtų visai įdomu iš tikrųjų pakalbėti, ar iš tikrųjų rinka prisisotino, ar tai jau čia visiškai tas paskutinis taškas elektrifikacijai. Nes man atrodo, skaičiau straipsnį verslo žiniuose, kad lankėsi Tarptautinė energetikos agentūros delegacija ir toks labai detalus ilgas straipsnis ir jau tos agentūros bottom line buvo, kad reikia kaip tik skatinti tą elektrifikaciją, nes kaip jūs ir sakėt, gal jaučiasi kažkoks fatigue, gal jau truputį atsibodo, gal kažką jau reikia kito, bet iš principo beveik 50%
energijos mes importuojame ir tai yra iškastinis kuras. 50%, tai galima elektrifikacija, kažkur 30% mes elektros energijos naudojame. Tai, bet aš galvoju, ar čia yra dėl to, kad mums trūksta, ar dėl to, kad yra susitarimai kažkokie tarp šalių, ar gali būti čia tas dar niuansas, kodėl mes tiek daug dar importuojame iškastinio kuro? Aš manau, dalinai dėl, sakykime, legacy technology, kas yra likę, pavyzdžiui, tie kažkokie katilai dujiniai, automobiliai benzinų varomi, kas labai labai liūdina, beje, nepaisant paramos, elektromobilių įsigymo skaičius labai nukrito. Taip, ir automobilių kūrėjai atraukėsi atgal dėl to, kad visi pastatė savo gamybą ant to, kad dabar jau varysime elektromobilius ir žiūri, kad niekas neperka. Tai vat irgi labai įdomus dalykas. Aš manyčiau, vėlgi kaip tokia panaudojusi tas technologijas, patyrusi, aš tokia buvau irgi kaip senukas, nes aš pagyvenęs žmogus esu. Man irgi atrodė, kad kas tie elektromobiliai, gal čia bus problemos, gal čia sunku krautis, gal kažką pasibandžius. Oho, koks patogumas ir kokia ekonomija. Jeigu tu sutaupai 50% ant degalų, 50%, tai yra neįtikėtina. Tai aš galvoju, ar vėlgi mes nesusidurėm su ta situacija, kad yra per mažai informacijos, per mažai skaičių nuogų žmogui pasakyti. Tai čia Vilniuje, o kur, pavyzdžiui, Skuode pasikrauti? Salantuos, jeigu gyveni? Taigi, kitas dalykas, gal jau viceministras pakomentuos, dėl įkrovimo stotelių mes ypatingai daug iš NextGenEU skiriame pinigų viešosioms įkrovimo stotelėms. Dar buvo įrengta 2000, bet mes norėjom dar daugiau, kad būtų įrengta. Bet Lietuvos vyriausybė valdžia nusprendė, kad nėra paklausos, nieks neperka automobilių, taigi nereikia ir tų pakrovimo stotelių. O neperka dėl to, kad nėra infrastruktūros. Taip, tai toks egg and chicken situation mes turim, tai gal pristatykime tos infrastruktūros ir tada žmonės jausis saugus, galės keliauti, kurie jie sugalvoja ir taip toliau. Nes dabar yra toks argumentas, taigi viskas gerai, gali nuvažiuoti nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Jau gali nuvažiuoti, jau gali ir sustoti ir pasikrauti. Bet Lietuvos gyvenimas nėra tik tai, kaip iš sostinės nuvažiuoti prie jūros, ar ne? Tai yra regionai. Tik užakcentuoti, kad mes nepasiduokime tam nevatai nuovargiui, nes dar yra labai daug energetinių resursų, kuriuos iš principo reiktų paversti tą pigę vietoje gaminamą elektros energiją. Ir išmesti tos katilus, ir išmesti tos automobilius, ir patogiai, švariai. Bet žinot, jeigu žiemą kabeliuką kas nors nukirs, tai jo neturėsi, o tą katilą tada įsijungtum. Dizeliukas žiemą irgi užšala. Ne taip greit. Tai su tom regionu, aš žinau, Tauragė irgi yra žalesis miestas, taip pat kaip Vilnius. Bet čia yra toks unikalus pavyzdys Lietuvoje. Taip, bet vienas iš iššūkių yra būtent automobilio elektrifikacija, nes kai tu gyveni, aš, pavyzdžiui, pati gyvenu užmiestį ir mano iš esmės kelionės yra ilgos ir tolimos, visos, tai elektromobilis yra labai didelis klausimas, nes aš nebūtinai turėsiu kur ir galėsiu patogiai ir greitai įsikrauti. Ir jeigu tu neturi trumpų, greitų kelionių po miestą, tai ir pasvarstai. Ir čia patirtis. Toks ir lieka madingas reikalas sostinėje. Tai gal aš pabaigsiu dėl tos Tauragės, jis sakė, jų didysis iššūkis yra būtent automobilio elektrifikacija, nes irgi žmonės gyvena regionuose, pas save, kažkur vienkiemį ar nebūtinai. Ir tai, kad ten bus Tauragės mieste galimybė įsikrauti nemokamai, o gal ir mokamai, jų nelabai guodžia. Ir net ir namie tas turėjimas, toks irgi klaustukas yra. Bet kalbant apie elektrifikaciją bendriau, tai yra, aš labai tikiu ir žinau, kad čia daug dalykų dar turi atsitikti, tiek automobiliai ir transportas, tiek ta pati pramonė. Tie patys šildymo tinklai galėtų būti kitokios sistemos, ne? Ir čia ir yra tas stabdis šiai dienai turbūt dėl ko generacijos nebereikia tiek, ne? Nes jeigu nėra paklausos, kuri naudotų elektrą, tai kam ta pasiūla, kuri gamintų elektrą, ne? Tai galvojant apie kitus žingsnius, turbūt ne apie generaciją šiandien reikia galvoti daug, ne? Bet kaip pakeisti tą energijos kurą, kurį naudojam ir kaip paskatinti paklausą elektrai. Ir tada mes vėl galėsim grįžti atgal prie generacijos. Ruslanai, jūs norit papildyti, matau, net spurdat šalia. Ne, aš noriu apginti elektromobilius.
Aš važinėjau, nežinau, jau tam su trečiu turbūt, žinai, su maibim keičiamės, naudojame. Bet jūs kitaip negalit, jūs green genius, tai kaip jūs atvažiuoti su dizeliu? Ne, aš, pavyzdžiui, su dviračiu atvažiuoju, tai galiu su dviračiu atvažiuoti, bet esmė tokia. Iš vis gerai. Ja, bet žiūrėkit, taigi ne apie tai, reikia sėsti elektromobilį, kaip jūs sakėte, nes aš gyvenau bute tuo metu ir neturėjau kur pasikrauti. Irgi diskusijos darbė, davai sėdam ant elektromobilį. O jėjo, kaip pasikrauti? Aš pirmas atsisėdau ir mes darbę padarėm paprastos rozetės. Vieną biškį greitesnį, nes paprastą rozetę krauna elektromobilį 2 kW. Jo sąnaudos yra 100 km apie 18 kW. Tai jums per naktį elektromobilį pakraus paprastą rozetę, tai 80 km ridos. Dauguma kelionių mieste yra iki 80 km ridos. Mes padarėm paprastos rozetės darbę, išdarinam elektromobilius žmonėm, kurie gyvena būtuose, neturi pasikrauti. Jeigu žmogus gyvena name ir sako, kad negali važinėti elektromobiliais, netikiu. Aš buvau dabar Palangoj. Taip, aš biškai greičiau važiavau, reikėjo dasikrauti, bet tau nereikia krautis valandą. Daugelis galvoja, kad reikia valandą krautis, nes ko jis labiau užsikrovęs, tu jis greičiau kraunusi. Tu nueini kavos, šeima yra nedaus pamelot, nuėjom kavos ir pasikrovė 150 km. Tai yra per 15 minučių tu pakrauni važiuoti. Nes su elektromobiliu tu važiuoji ne į kitą logiką. Be abejo, jeigu tu ten išvažiuoji ten su tuščiu, iš namų, nes pamiršai pasikrauti, nes kaip su telefonu, tu visada išeini pakrautas. Jo šiek tiek konceptas, bet elektromobiliai... Bet kalbant apie regionus kalbant, Ruslan. Tai dauguma regionuose gyvena nuo savo namuose. Rozečių neturi. Bet įsivaizduokit, dabar čia paskrato rozetę, galvo, Dieve, neįkišau krauti, o reikia ryte važiuoti. Kelias tolimas, ten važiuoju iš Skuodo, nežinau, į Gargždus, gerai, gal Gargžduose ten kažką rasti, bet yra tikrai tokių vietų, kur sunku rasti, nežinau, man reikia iš Skuodo į Biržus ir man dabar reikia galvoti, viešpatė, o ten yra kur pasikrauti, kur aš tą rozetę rasiu, man reikės dar greitai. O jeigu, pavyzdžiui, žiema, taigi išsikrauna, tai labai greitai tas automobilis. Žiūrėkit, aš Palangoje jau pristatė, matau turbūt Ignitis kolegų, tai pagirt nori. Tai ten greito krovimo dabar 10 taškų prieš iki. Tai ten, ta prasme, ten pakrauna per pusvalandį. Ir vėl mes kalbam apie pajūrį, aš vis tempiu prie to pakraščių. Zarasai, Biržai, Vilniečiai ir Marijampolė. Aš klausiau, kodėl neperki elektromobilių? O kaip aš į pajūrį nuvažiuosiu? Dabar jau į pajūrį augalį nuvažiuosiu. Aš irgi neparduodu savo vyrui elektromobilio idėjas. Dėl to, kad jis koncertuoja ir jis kai pradeda, tai jis ir važinėja per miestus ir sako, tu įsivaizduok, man dar galvot, kur aš baigiau koncertą naktį, man dar galvot, kur jį pasikrauti. Degalinė, tai visada kažkur rasti ten spindulių 50 km, lemputė užsidegus. O su infrastruktūra, man atrodo, dar yra, jeigu kalbėsim apie tos pakraščius, kalbėkim. Tai nupirkite pakraunamą hybridą. Tai važinėsit 100 km mieste su elektra. Jau beveik įtikinau. Kodėl pakraunamas hybridas tada netinka? Tai tarsi tu visada rasi argumentus. Tai žiūrėkit, gal jau vainikuojant tą elektromobilių diskusiją. Grįžtam prie to intriguojančio klausimo. Grįžim dar, aš tik trumpą labai. Žinokit, greit turite susisukti. Labai greitai. Tai tikrai nėra, kad ir pati infrastruktūra stovėtų vietoje ir neatsirastų tų naujų įkrovimo taškų. Tai tikrai jų atsiranda daug ir atsiras dar daugiau ateityje. Bet kuo gal vainikuosiu tą diskusiją ir pasisakymą apie elektromobilius, tai kadangi jau čia pareklamavo ir Iltė, tai gal ir ministerija gali kažką pareklamuoti. Tai 2 minutės. Visi po šitos diskusijos bėkit pas Lietuvos energetikos agentūrą, kreipkitės dėl įkrovimo stotelių įrengimo ir turėsit savo įkrovimo tašką. Tada pasirinkit atitinkamą nepriklausomą tiekėją, kuris taip pat turi išvystęs kažkokią tai infrastruktūrą, perteklinę savo sukauptą elektros energiją iš saulės elektrinės ilgainiui galėsit panaudoti toj nepriklausomo tiekėjo stoteliai ir jūs turėsit labai puikų visą ciklą, puikią sistemą, kaip apsirūpinti elektromobilių elektros energiją už ekonomiškai prieinamą kainą. Viską įsirašiau. Bet tam, kad aš pasistatyčiau įkrovimo stotelę, man reikės pasikelti galę. O kaip pasigelt galę? Galios pasikėlimas 2 kW 700-800 eurų mažiausiai. Jau žinau, praėjau. Investicija. Ir tada vėl kaštai sukyla. Gal reikės, gal nereikės, tik noriu pasakyti, nes kai kurie turi pakankamai galios būtai namai. Čia nebūtinai gali. Jūs kalbate apie regionus, o aš sėdžiu iš regionų. Jūs jau žinokit, Antanai, subarbenat visus skaičius ir Lietuvos, ir Šiaulių, tai aš jau jūsų ir nebejudinu.
Taip, aš tikrai prisidedu prie jūsų diskusijos, mes šitą procesą Šiauliuose stebim, kadangi ir Ryga mums, kaip sakyti, ir tas judėjimas, kad nuo Panevėžio per Šiaulius į Klaipėdą. Jūs labai patogis sustojimo stotelė esate. Tai noriu pailiustruoti, kad tas procesas yra tęstinis. Šiandien galiu pasakyti, mes turime 38 ir dar iki metų pabaigos, gal apie 50 turėsim įkrovimo vietų. Automobilių turim grinai elektrinių 422, savi šiaulietiški ir aišku, mes orientuojamės ir į tas, kas pravažiuoja, kad jiem būtų patogu pro Šiaulius pravažiuoti ir saugiai. Jau tai yra procesas, kurį mes irgi aktyviai darom, laikydamėsi labai paprasto principo. Infrastruktūra turi 2 žingsniais eiti į priekį, o kai jau tenai suformuota, tada sprendimai pirkti, nepirkti automobilį eina iš paskos. Tai šito principo laikantis, jau tai jų tikrai rasis. Dabar su mūsų tinklu pasikrauti 422 automobilius tikrai nėra problema. Kiti ir individualiai pasikrauna, kaip sako, jau tų viešų stotelių taip pat yra. Tai puiku. Gerai, tai infrastruktūra, kaip sakant, auga ir jau tada, kai jau nebebus kur dingti, jau busim priversti visi pirkti elektromobilį. Bet labai trumpai. Labai trumpai. Minutė. Paponuoti kolegai, kuris pasakė, kam tos asociacijos reikalingos. Tai čia gal po diskusijos susitiksit. Nes man atrodo, čia užsitęs labai ilgai. Aš taip noriu paklausti pono viceministro, nes mūsų labai gražiai užsisuktų ratas. Nes vis tiek dabar susidaro vaizdas, kad šiauliečiai vienintelį Lietuvoje įkūrė asociaciją, tai jie kvailiai, nes nereikia. Ne, mes taip negalvojam. Čia matot, atkreipiam dėmesį, kai jūs pabandėt lyginti nutolusias. Taip, viena iš paramos buvo nutolusias, mes taip pat mūsų 3 didelės biudžetinės įstaigos, kurios per metus sunaudoja 512 kW galę reikalinga buvo, mes nusipirkom iš nutolusios. Sakom, viskas su tuo projektu, viskas gerai, mes turime, naudą iš to turime, kadangi visi žinom, vis tiek elektros energija, saulės elektros energija yra pigesnė už visas kitas, jau tas, apie kurias kalbam, neefektyves, kurių dar instaliuotos galios yra apie 4 gigavatus. Jau tai šitoj vietoj, o mūsų šitas projektas, jis turi tikrai tą tikslą socialinį. Tai dėl to jo negalim lyginti. Mes, Antanai, taip girdim, išgirdom. Tai jūs pratęsit su Ruslanu po pokalbio, nes turime kelias minutės ir aš labai noriu grįžti vėl. Mes kadangi pradėjome, ar nuo to, ar mes tikrai esame nepriklausomi, priėjome iki to taško, kad vis dėlto kartais iš verslo yra tas toks skepticizmas, kad kaip čia bus, dar pasiklausai Trumpo, tai iš vis rankos nusvyra. Ir matant ir pačią Europą, mes labai stengiamės. Ir yra šalių, kurios yra atsisakę rusiškų dujų, bet vis dar yra, kurios perka. Ir toks klausimas dar, aš irgi pasinagrinėjau ir jau viceministrui pateikiau ir prieš pokalbį pasitikslindama, ar tikrai taip yra. Mes visada sakome, kad mes labai teisingi, mes šią rusiškų dujų atsisakome, bet mes, pavyzdžiui, perkame dalį dujų iš Nigerijos ir Trinidado ir Tobago, kurie, kai buvo Jungtinėse tautose balsavimas, jie nebalsavo už tai, kad būtų Rusija pašalinta, ar ne? Jie susilaikė. Ir jų koks motyvas yra, kad jie perka energiją iš Rusijos ir ginklus. Tai va mano klausimas viceministrui, ar tikrai mes turim turėti tokius tiekėjus, ar tikrai mes negalime jų pakeisti, kad tikrai būtume švarų, mūsų sąžinė būtų švari ir nebūtume susikrūvinę rankų, nes ten vyksta ir visokie išpoliai, ir grupuotės, ir ginklai tiekiami iš Rusijos tose šalyse. Tai jeigu labai trumpai, kaip sakant, paskutinę minutėm, tai iš tikrųjų pasižiūrėjus statistiką, tai paskutiniais metais gamtinių dujų pirkom ir iš jūsų įvardintų šalių, bet čia svarbu pažymėti, kad šių šalių tiekiamos dujos mūsų visame gamtinių dujų tam paveiksle, mikse sudaro labai mažą dalį. Bet kodėl neatsisakom? Tai leiskit pratęsiu gal, tai mūsų pagrindiniai tiekėjai yra pagrindiniai partneriai JAV ir Norvegija, kur sudaro absoliučią dalį gamtinių dujų tam mikse būtent jų patiekiamos dujos. Vėlgi, apie dujų tiekimą turbūt irgi turim suprasti, kad svarbu kalbėti ir apie diversifikaciją. Tai kuo tu turi daugiau galimybių gauti tam tikrą energetinę žaliavą iš skirtingų tiekėjų, iš skirtingų regionų, iš skirtingų šalių, tu automatiškai irgi valdai tam tikras rizikas, prisidedi prie savo tos ir nepriklausomybės savotiško didinimo ir galimybės reaguoti esant kažkokiom sąlygom. Kalbant apie tą Nigeriją ir Trinidadą ir Tobagą, tai to šalys šiai dienai nėra kažkaip sankcionuojamos ar kad būtų ta prekyba su tom šalimis draudžiama.
Tai mes irgi suprantam, kad Lietuva, Europa turi vieną nuomonę dėl Rusijos tos vykdomos politikos. Mes tikrai turbūt nepalaikom tų šalių, kurios yra galbūt priešingame santykėje su Rusija ir vienaip ar kitaip ar tai palaiko, ar tai nepasmerkia to šalies, bet mes irgi neturėtume turbūt nueiti visiškus kardinalius kažkokius pokyčius ar radikalumus, kai atsisakome bet kokių ekonominių santykių ar partnerysčių su kitomis šalimis, kurios nėra, taip sakykime, sankcionuojamos. Ne, aš suprantu, ten koks Trinadadas Tobagas dėl to balsavimo susilaikė, na gerai, bet, pavyzdžiui, Nigerija, tikrai tengi žinom, kokie vyksta reikalai kartais, ar ne, tai negi tos mažytės dalies neturim į žemėlapį kažkur pasirinkti kito tiekėjo dujų. Tai, žinot, gal po metų ir kitų mes nebeturėsim tų Nigerijos dujų. Reikia visoje šitoj temoje nepamiršti ir to ekonominio elemento. Mūsų terminalų, per kurį yra importuojamos dujos, naudojasi skirtingi subjektai, ne tik Lietuva, ir kitos šalis naudojasi terminalu ir užsako tuos krovinius. Tai tikrai tų naudotojų, kurie perka tas dujas, tikrai yra ne vienas. Ta kompanija tų blogiukų didesnė, ar ne? Bet žinot, ta blogiukų, tai jeigu mes pasižiūrėtume ir mūsų tą pačią artimiausią kaiminystę, nepaslaptis, pavyzdžiui, Vengrija, Slovakija. Čia ne artimiausia nei geografinė, nei mentalia prasme. Europos Sąjungos narė, NATO narė, tai mūsų kaip ir pati artimiausia sąjunga. Bet čia mūsų žaizda yra. Tai, bet ji turi visiškai kitokį požiūrį ir ką? Mes su Vengrija, Slovakija jokių ekonominių ar panašių santykių nesam nutraukę. Prekybą vykdom, komunikacija vyksta. Bet tai gal čia ir yra klausimas, kodėl mes tai darom? Išmeskim Vengriją tada iš Europos Sąjungos ir bus ramybė. Lina, padėkit man. Nes aš nesutinku, kad nėra išeičių, aš nesutinku ir tie patys ukrainiečiai spaudžia ir dar šįryt perskaičiau Ukrainos ministro frazę, kai vengrų atstovai pasakė, ar man tikrai turi rūpėti jūsų trasos šiluminės, kai vaikai yra sprogdinami mūsų miestuose? Iš tikrųjų. Naftos, taip tras. Jo, aš tai visiškai sutinku, kad yra problemų su tam tikrom valstybėm narėm, labai rimtais klausimais ir jų pozicijos tikrai niekaip netitinka žmogiškumo, nepraeina žmogiškumo testo, bet aš gal pasakysiu tokių irgi, vėlgi pabersiu porą tokius labai svarbių faktų, kad iki brutalios sadistinės Rusijos invazijos į Ukrainą, ES kas mėnesį Rusijai sumokėdavo 12 milijardų eurų už iškastinio kuro importą. Kas mėnesį 12 milijardų. Šiandien ES už tą patį Rusijos vis dar šiokį tokį importą sumoka 1,8 milijardą. Tai įsivaizduojate, koks yra climb down. Nežinau, čia 90–80% yra, prašau, 90% sumažėjimas. Tai truputį užtruko, nes, pavyzdžiui, ta pati Vengrija, ar ta pati Slovakija, ką jie pastoviai kartoja, jie sako, mes esam landlocked, mes neturime vandens laivų, kur galima atsivežti suskystintas dujas. Tų alternatyvų pas mus gal perdėm ir nėra. Dėl ir kitų sumetimų irgi. Bet paimkim tokį argumentą, kuris, faktiškai gal nėra kaip atsivesti, ar ne? Sakykim, yra tokia situacija, kokia yra. Gal visiško atsisakymo vienu ar kitu atveju, ar mūsų atveju, tikrų tiekėjų, gali šiek tiek užtrukti, bet kad kelionė yra ta, tai faktas ir gal irgi pasidalinsiu su auditorija tokiu komisijos pasiūlymu, kuris ką tik išėjo prieš kelis mėnesius, tai iki 27 metų sausio mėnesių visiškai atsisakyti Rusijos iškastinio kuro importo į ES. Visiškai. Aišku, tie du draugai gal turės kitą nuomonę, bet matysim, galbūt pasieksim šitokio rezultato. Nuostabu. Labai gražus akcentas, labai dėkoju visiems diskusijos dalyviams, buvo labai įdomu jūsų klausytis, tikiuosi, kad ir auditorija buvo patenkinta ir atliepėm jūsų lūkesčius. Ačiū, kad buvote, iki kitų susitikimų.